Tai kiek užtrunka sukurti Reels filmuką? Tai viskas prasideda nuo idėjos. Kartais atsiranda savaime, kartais labai ilgai. Šiuo atveju pagrindinis akcentas buvo gausėjanti minia, kuri keliauja po miestą. Tai aišku, reikia susiderinti su visais datas, jog visiems būtų tinkama, dėl to, kad ir daug žmonių. Tada visų rekvizitų suruošimas, nes čia filmuojam Akropolio Jamam reklamą, tai reikėjo, kad ir žmonės dėrėtų, sijonai, palaidinė, sombrero, viduoklės, laikrašiai. Tada apžiūrim visas lokacijas, kur ką filmuosim ir kaip filmuosim, tada jas susižymime. Viskas, lokacijas turim. Na, o po mėnesio laiko pasiruošimų išaušta filmavimų diena, miego kaip visada mažai, susiruošimas, makiažas, šukuosena, susitinkame su komanda ir startuojame. Pagal scenarijų ėjome per skirtingas vietas ir vykdėme planą, turbūt patirtis, bet viskas ėjosi labai pagal numatytą grafiką. Buvo iš viso mūsų 11 merginų su kostiumais ir vaikinukas Osvaldas kaip operatorius ir dar papildomų rankų truputuką turėjom, o laikinai prie mūsų buvo prisijungusios dar 26 merginos valandėliai didesnėms scenoms užfiksuoti. Tai iš tikrųjų buvo labai smagu matyti, kaip žmonėms šitas festivalis patiko ir bandė jį įamžinti. Tada visą veiksmą perkeliame į Akropolį, pagrindiniai reklaminiai kadrai turėjo būti padaryti būtent čia, juk Jamam išpardavimų kampaniją ruošiame. Ši nulenkimo scena buvo mano vizijos pagrindas, tai startavome nuo jos ir prie jos užtrukome ilgiausiai. Filmavome tiek viduje, tiek lauke, prie Maksimos, paskui įvairiose parduotuvėse, nufilmuojame ir visi su savo grupelė judame vis į kitą vietą. Žinoma, visada tikriname sąrašiuką, ar visus reikalingus kadrus pasidarėme, būtinas dalykas iš tikro filmavimo metu. Tai tikiuosi patiko toks backstage'as, o kodėl mes čia visi susirinkom? Dėl? Tai nepamirškit, jog gegužės 16-18 dienom vyksta Jamam išpardavimai.